blėt, ne, nesmato. Ši vieta liudija Anykščių žydų bendruomenės tragišką lemtį XXA viduryje. Čia smėlėtoje Liaudiškų kalvos papėdėje šalia miesto 1941 vasarą nuo Liepos iki rugsėjo buvo nužudyti ir bendruose kapuose užkasta apie 1500 Anykščių miesto gyventojų. Tikslus holokausto aukų skaičius nežinomas iki šiol. Nebejodami dėl tikslios žūties vietos galime ištarti tik dalį čia palaidotų Anykščių vardų, tačiau į šį miško aikštę tapo ir išliks kaip XA Anykščių žydų bendruomenės dauguma amžiuje poilsio vieta. Sovietinė Lietuva šį teritoriją pažymėta paminkliniu akmeniu kaip tarybinių piliečių žydinio ir palaidojo vieta. Nuo 1993 metų jį saugoma ir tvarkoma kaip Lietuvos Respublikos nacionalinio lygmens istorinis memorialinis paminklas, atnaujinta prisimenant holokausto 800 metį. Vaiktome prie kažkokių kapinių. Nelabai jauku čia. Nelabai jauku. Tai va dabar buvau prie Liaudiškių piliakalnio, užlipau, pasižiūrėjau. Žiauriai graži vieta, labai patiko man. Taip gražiai viskas atrodo iš viršaus. Vau. Pasaka. Ir patiko tam Laimės žiburį, irgi iš aukštai. Vau, kaip gerai atrodo viskas, kaip pysdėts. Tai va, dabar važiuojam atgal. Ir dar vieną vietą nusuksiu. Nors aš ją nesu pasižymėjęs, bet kažkaip tai atradau. Ir sakau, blama, per žemėlapis, tai galvoju, reikia užsukti. Pažiūrėt, kas ten gera, kažkokį tai holokaustų ar ko ten, kažkokia tai atminimo vieta. Bet bus įdomu pasižiūrėti, va. Važiuojam. Pavargau.